Jei svarstate, ar XTB ar IQ Option yra geresnis pasirinkimas, atėjote į tinkamą vietą. Šiame vaizdo įraše palyginsiu abu brokerius šalia vienas kito ir padėsiu nuspręsti, kuris iš jų galėtų jums geriausiai tikti. Jei galvojate apie sąskaitos atidarimą, žemiau aprašyme rasite nuorodų į specialius pasiūlymus. Pradėkime. Pirmiausia, saugumas. XTB yra įtrauktas į Varšuvos vertybinių popierių biržą ir yra reguliuojamas aukščiausių institucijų kaip FSA, FCA ir CISEC. Klientų lėšos laikomos atskiruose sąskaitose, o tai, kad XTB yra viešoji įmonė, suteikia dar didesnį skaidrumo lygį. IQ Option, kita vertus, yra įsikūrusi Kipre ir reguliuojama CISEC Europos klientams. Už ES ribų ji veikia pagal tarptautines įmonės. Kliento lėšos laikomos atskiruose sąskaitose, o brokeris taiko neigiamo balanso apsaugą. Ji rinkoje veikia nuo 2013 metų ir yra plačiai pripažinta, ypač dėl savo patogios naudotojų platformos. Taigi, kalbant apie saugumą, abu brokeriai yra reguliuojami, nors XTB turi pranašumą dėl savo biržos sąrašo ir platesnės priežiūros. Dabar pažvelkime į prekybos platformas. XTB siūlo naršyklės pagrindų veikiančią platformą bei mobilias programėles Android ir iOS įrenginiams. Ji veikia sklandžiai ir suteikia prieigą prie visų klasikinių prekybos įrankių, techninės analizės, rodiklių, braižymo įrankių ir strategijų kūrimo. Norėdami atidaryti poziciją, tiesiog pasirinkite e-turtą, dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite ir pasirinkite naujas užsakymas. Jūs gausite paprastą užsakymo langą, kuriame galėsite nustatyti prekybos dydį, maržą, pelno paėmimą ir nuostolio sustabdymą. IQ Option taip pat turi savo nuosavą platformą, prieinamą naršyklėje, darbalaukyje ir mobiliajame įrenginyje. Ji yra žinoma dėl labai švaraus ir modernaus sąsajos, leidžiančios pradedantiesiems lengvai naršyti. Platforma apima pažangius diagramų įrankius su keliais indikatoriais, braižymo įrankis ir pritaikoma išdėstymą. Galite prekiauti CFD sutartimis dėl Forex, akcijų, ETF ir kriptovaliutų tiesiogiai iš platformos. Taigi, kuris yra geresnis? Mano nuomonė, jei norite profesionalios platformos su išplėstiniais įrankiais, XTB yra stipresnis. Bet jei vertinate paprastumą ir intuityvų dizainą, IQ Option gali būti geresnis pasirinkimas. Ada pakalbėkime apie indėlius ir išėmimus. XTB tiesiog perjungiama į tikrąjį savo sąskaitą ir spustelėkite oranžinį mygtuką apatinėme kairiajame kampe. Galite įnešti pinigus kortele, banko pavedimu arba vietiniais mokėjimo būdais, priklausomai nuo jūsų šalies. Nėra oficialios minimalios įmokos, tačiau realistiškai patarčiau pradėti nuo mažiausiai 200 USD. IQ Option įmokos taip pat yra paprastos. Jūs galite papildyti savo sąskaitą naudodami kortelę, banko pavedimą arba populiarias elektroninės piniginės, tokias kaip Skrill ir Neteller. Minimalus įnašas yra tik 10 USD, todėl jis yra labai prieinamas pradedantiesiems. Išėmimai paprastai apdorojami per 1-3 darbo dienas. XTB čia turi pranašumą, nes leidžia atidaryti sąskaitą daugiau valiutų. Tai reiškia, kad sutaupote konversijos mokesčius. IM jūs atveda prie mokesčių. XTB yra vienas iš pigiausių brokerių rinkoje. Spredai EUR/USD poroje prasideda nuo neimi 1 pipų, vidutiniškai apie neimi 8. Akcijos ir ETF be komisijos iki 100 000 eurų per mėnesį, o viršijus tą sumą mokate tik neimi 2%. Valiutų keitimo mokestis yra neimi 5%, o išėmimo mokesčių nėra. Acronym IQ Option plitimo dažnai yra didesnė nei XTB, ypač Forex porose. Vidutiniškai virš 1 pip. Prekybos mokesčiai skiriasi priklausomai nuo turto tipo. Taip pat taikomi naktiniai apsikeitimo mokesčiai. Indėliai yra nemokami, tačiau išėmimai į kai kurias metodus gali būti susiję su nedideliais mokesčiais. XTB siūlo mažesnius mokesčius, pažangesnius įrankius ir stiprią skaidrumą kaip įvardyta įmonė. IQ Option, kita vertus, turi labai žemą įėjimo slenkstį, elegantišką platformą ir dažnai yra pasirenkama prekiautojų, ieškančių paprasto starto. Mūsų nuomonė XTB šioje palyginimo dalyje išsiskiria, tačiau IQ Option yra gera pasirinkimas, jei norite pradėti su mažesniu įnašu ir intuityvia platforma.
Aprašyme rasite nuorodas į specialius pasiūlymus abiem brokeriams, tad pasidomėkite jomis, jei esate pasiruošę pradėti. Jei šis vaizdas įrašas jums buvo naudingas, nepamirškite paspausti patinka ir užsiprenumeruoti kanalą. Daugiau tokio turinio. Ačiū, kad žiūrėjote.